Dar kartą sveikinu su visais. Džiugu matyti. Tai bus mūsų viena iš tradicijų, kad mes susitiksim mėnesio pradžioj ir rašysim praktiką, kurią galėsim naudoti kaip įrašą savo rytiniai sadanai. Ir apie ką bus ši praktika, apie gegužės mėnesio praktiką, tai pagalvojau, kad kuo arčiau vasaros mes esam, mes vis daugiau dėmesio skiriam mūsų mitybai, mūsų kūnui, mūsų grožiui, mes ruošiamės vasarai, atostogom, pradedam galvoti apie kūno linijas. Tai praktika, kurią mes šiandien atliksime, jinai nebus ilga, bet jinai bus skirta mūsų tiek ir pilvo centrui, pilvui ir viską, kas susijusi su šituo, su liemens linija. Tai yra pradedant nuo mūsų fizinio kūno, nuo energetinio kūno, kas yra mūsų energija, mūsų disciplina, mūsų kantrybė, mūsų bambos centras. Taip pat mūsų virškinimas, tai yra mes pakelsim mūsų virškinimo ugnį ir, ko pasako, turėsim daugiau ir energijos. Tai apie tai bus šiandienos praktika, daugiau dėmesio mūsų grožiui, mūsų kūno linijom mes skirsime nuo gegužės antros pusės mūsų naujam cikle, apie kurį netrukus paskelbsiu jau Telegram grupėje. O dabar judėsime į praktiką. Kviečiu užmerkti akis, pradedam giliai kvėpuoti, sėdime lengvoj pozoj, rankos gali būti Gyan mudroj pradžioje arba tiesiog ant kelių. Ir keletą gilių kvėpavimų. Kai mes įkvėpiam, mes padarome pilną įkvėpimą, iki pilvo apačios mūsų pilvas išsipučia. Ir kai mes iškvėpiam, mes išleidžiame visą orą iš plaučių, mūsų šonkaulių diafragma susitraukia ir pilvas subliūkšta. Dabar prijunkit prie jūsų kvėpavimo intenciją, su kuria norite žengti į praktiką. Patrinam delnus, mes tai darysim praktiką su mantromis. Jeigu šį kartą nežinai mantrų, tiesiog prisijunk, tyliai pajausk vibraciją, sudedam rankas į maldos mudrą, delnas spaudžiam į delną, stuburas tiesus, pečius nuvedam atgal, lengvas kaklo užraktas. Giliai įkvėpiam, iškvėpiam. Dar kartą įkvėpiam, iškvėpiam, įkvėpiam mantrai. Om namo gurudev namo. Om namo Adgurai name, Jugadgurai name, Sadgurai name, Siri Gurudeve name. Adgurai name, Jugadgurai name, Sadgurai name, Siri Gurudeve name.
Adgurai name, Jugadgurai name, Sadgurai name, Siri Gurudeve name. Dar kartą įkvepiam. Iškvepiam, nuleidžiame rankas ir pradėsime mūsų apšilimą. Pradėsime nuo drugelio, sudedam pėdą su pėda, rankomis apkabiname, išsitiesinam ir tuomet pradedam baksnuoti keliais į apačią, giliai kvėpuojame per nosį. Ir užmerk akis, lyg tik su judesiu ir kvėpavimu. Sustabdom judesį, giliai įkvepiam, užlaikom įkvėpimą, prijungiame šaknies užraktą mulban, sutraukiam išangelytinius organus, pritraukiam pilvą prie stuburo. Viršugalvės stiebiamės į viršų. Iškvepiam, atsipalaiduojam ir atsistojam ant 4, į karvę katę, įkvėpimas į karvę, iškvėpimas į katę, kvėpuojame tik per nosį, įkvepiam į karvę, iškvepiam į katę, šildom stuburą, išjudinam kiekvieną slankstelį. Įkvepiam į karvę, užlaikom įkvėpimą. Ir iškvepiam, atsisėdam ant kulnų. Rankos prie pečių, apkabiname pečius, alkūnės paraleliai grindims. Įkvepiam ir pasisukam į kairę, iškvepiam į dešinę.
jūsų kūnu. So my conclusion is, it's the most beautiful day that I have lived. This special morning is the most fabulous moment I've seen. Woke up in the sunshine, made myself a cup of tea. Grandpa kissed my forehead, grateful for another day. Such simple harmony to me, it's the Beje, vien tik šitas apšilimo pratimas puikiai veikia kūno detoksakavimą, lėtina liemenį, dailina liemenį. but I am sitting still. There is nothing that I want for. I got everything that I need. Everything. So my conclusion is, it's the most beautiful day that I ever lived. I take a walk. Grįžtame į centrą, įkvepiam, užlaikom įkvėpimą, prijungiam šaknies užraktą multbandą dar kartą, sutraukiam išangę, lytinius organus, pritraukiam pilvą prie stuburo, lygtais norim atkelti save nuo apačios ir vizualizuojam, kaip traukiam energiją iš apačios į viršugalvį. Iškvepiam, atsipalaiduojam, nuleidžiam rankas ir su įkvėpimu palenkiam galvą prie krūtinės ir su iškvėpimu pradedam sukti į pasirinktą pusę, lėtai šildom kaklą. So my conclusion is, it's the most beautiful day that I ever lived. Pakeičiam kryptį ir keletą kartų į kitą pusę. Grąžiname galvą į centrą, dar kartą giliai įkvepiam ir iškvepiam. Ir nuo šios vietos mes judėsime į mūsų pagrindinę dalį. Atsigulam ant nugaros. Ištiesiam kojas ir rankas padedam po sėdmenim. Padėsime mūsų apatiniai nugarai. Ką mes darysime? Mes kilnosime kojas 90 laipsnių ir nuleisim. Kaip mes kvėpuosim? Kai mes keliame kojas į viršų, mes įkvėpsime per burną šį kartą, o iškvepiam, nuleidžiame kojas ir iškvepiam per nosį. Įkvėpimas per burną, keliame kojas, iškvėpimas per nosį, kojas nuleidžiam. Ir judame, aš skaičiuoju laiką. Tempą jūs galit pasirinkti, kaip greitai jūs norit kelti kojas. Pasižiūrėkit pagal save, įeikite tą ritmą, kurį jūs galėsit išlaikyti ilgesnį laiką. Galingas įkvėpimas per burną, iškvėpimas per nosį. Kai mes keliame kojas, stebime apatinę nugarą, kad jinai nesiriestų. Kai mes leidžiame kojas, taip pat stebime apatinę nugarą, prispaudžiam prie kilimėlio.
vieną minutę. Jeigu jūs negalite kelti visai ištiestas kojas, jūs galite šiek tiek sulenkti kelius arba kelti netgi 90 laipsnių kampu, sulenktus kelius ir leisti žemyn. Kas man asmeniškai nesunkiau. Visai nedaug liko. Paskutinis kartas įkvepiam, keliam kojas ir užlaikom. Trumpam užlaikom. Ir iškvepiam, nuleidžiam. Ištraukime rankas, padedam prie kūno. Ir keletą gilių kvėpavimų. Verčiamės per šoną ir grįžtame, atsisėdame ant kelių ir kulnų poziciją. Ir jeigu jūs turite problemą su keliais, jūs galite naudoti kažkokį paminkštinimą, pleduką, pagalvėlę po keliais. Ypatingai jeigu žinot, kad trakšta, yra problema su meniskais. Ką mes darysime toliau? Vėl rankos bus prie pečių, tai yra 4 pirštai apkabina iš priekio ir nykštys iš nugaros pusės ir mūsų alkūnės bus paraleliai grindims. Kvėpavimas išliks tas pats. Ant įkvėpimo mes įkvėpiam per burną, iškvėpiam per nosį. Kai mes įkvėpiam, mes atsistojame ant kelių, kvėpimas per burną, iškvėpimas per nosį, nuleidžiame save ant kulnų. Įkvėpiam. Ir iškvėpiam. Kontroliuojame judesį, kai mes keliamės ir kai mes atsisėdame. Pilna kontrolė. Kūno kontrolė. Kai mes esame ant kulnų, mūsų kulnai remiasi į sėdmenis, į 2 taškus meridiano, kuris reguliuoja mūsų metabolizmą, mūsų virškinimą.
Giliai kvėpuojam. Stiprus įkvėpimas per burną. Iškvėpimas per nosį. Paskutinis kartas įkvepiam, pasikeliam, užlaikom. Iškvepiam, nuleidžiam. Nuleidžiame rankas ir vėl keletą gilių kvėpavimų. Grįžtame į lengvą pozą. Atsisėdame su kryžiuotom kojom, rankos ant kelių. Ką mes dabar darysim? Mes suksime liemenį, tik tais apatinę dalį, tai yra žemiau krūtinės, pilvas, bamba ir klubai. Tik apatinę dalį. Ir mes suksime priešais laikrodžio rodyklę. Įsivaizduokit tokį malūnėlį, kuris masažuoja jūsų vidinius organus. Suderinam su kvėpavimu. Ir tegul tas kvėpavimas prisitaiko dabar prie šio judesio. Pratimas panašus į sufijų sukimų pratimą, kurį mes dažnai atliekame. Sėdint sufijų sukimų mes daugiau judame iš krūtinės centro. Šitam pratime mūsų fokusas yra į liemens liniją, į pilvą ir klubus. Jauskite tam vidinių organų masažą. Judesys prieš laikrodžio rodyklę.
Ir grįžtame į centrą. Giliai įkvepiam. Užlaikom įkvėpimą. Prijungiam šaknies užraktą mulban. Iškvepiam, atleidžiam užraktą. Dar vienas gilus įkvėpimas ir iškvėpimas. Ir mes vėl grįšime prie kvėpavimo. Įkvėpimas per burną, iškvėpimas per nosį. Ką mes darome? Sėdim lengvoj pozoj, suneriam rankas, Veneros užraktą už nugaros. Ir kai mes įkvepiam per burną, mes pasilenkiam į priekį, iškeliam rankas ir iškvepiam, per nosį išsitiesinam, įkvepiam. Pasilenkiam, jeigu pasiekėm grindis puiku, tuomet kakta prie grindų ir grįžtame, iškvepiam per nosį. Ir judam. Savo ritmu. Jeigu nepasiekėt grindis, galima naudoti pagalvę priešais, bolsterį, bet ką, kaip ribą iki kur pasilenkti. Namo namo Adi Shakti, Adi Shakti, Adi Shakti, namo namo. Įkvėpimas per burną, kai lenkėmės, iškvėpimas per nosį, kai išsitęsime. Namo namo. Kritam Bhagavati, Kritam Bhagavati, Kritam Bhagavati, namo namo. Kundalini Mata Shakti, Adi Shakti, Namo Namo, Adi Shakti, Adi Shakti, Adi Shakti, Namo Namo, Sarva Shakti, Sarva Shakti, Sarva Shakti, Namo Namo. Jeigu jums sunku laikyti rankas už nugaros Veneros užraktą, kelti rankas, be abejo guma ar jogos diržas gali būti ta priemonė, paprasta skara, bet kas yra po ranka, kur jūs galite įsitverti ir judėti, jūsų rankos bus plačiau, bet ši modifikacija gali pagelbėti jums, atverti jūsų krūtinę, atverti jūsų pečius. Liko mažiau negu minutę. Namo Namo, Kritam Bhagavati, Kritam Bhagavati, Kritam Bhagavati, Namo Namo, Kundalini Mata Shakti, Mata Shakti, Namo Namo, Adi Shakti, Adi Shakti, Adi Shakti, Namo Namo. Paskutiniai kartai. Sarva Shakti, Sarva Shakti, Sarva Shakti, Namo Namo. Grįžtame į centrą ir įkvepiam. Užlaikom įkvėpimą. Ir iškvepiam. Atleidžiame rankas ir trumpam atsiklom ant nugaros. Atsiklom ant nugaros. Rankos prie kūno.
ištiestos kojos, užmerkiam akis. Ir nukreipiam dėmesį ir vidinę koncentraciją į pilvo centrą. Ir stengiamės išlaikyti tą dėmesį giliai kvėpuojam. Pajausk pulsavimą. Jeigu reikia ar nori, gali padėti rankas ant pilvo. Šiek tiek žemiau bambos. Ir susijung su to pulsavimu, su ta energija, su kuria dirbom. Iškvepiam, pajudinam pėdas, pajudinam riešus. Pritraukiame kelius prie krūtinės, apkabiname. Šiek tiek pamasažuojame nugarą, pasijudinam iš šono į šoną. Pasiridenam kaip kamuoliukas, masažuojam stuburą. Ir su sekančiu kartu grįžtame į lengvą pozą. Ir jeigu reikia, padarykit gurkšnį vandens.
sustojokite, jeigu jausite kūno temperatūros pokytį, nes judėsime į meditaciją. Meditacija, kurioje aš kviesiu jūs atkreipti dėmesį ir pasižiūrėti į save, į savo vidų. Nes iš tikrųjų, kas dažnai būna ir tai liečia ne tik grožio kultą, kad daug dalykų yra mums primesta kaip standartas, kaip tai turi būti, kas tai turi būti. Ir tai ne tik apie grožį, kaip ir minėjau, bendrai apie gyvenimą mūsų. Ir tada labai svarbu turėti tą ryšį su savim ir žinoti, o apie ką aš esu, kas esu aš, kas yra mano viduje. Tai ši meditacija, kurią galėsit atlikti ir savarankiškai, ir be šios praktikos, padeda pasižiūrėti į savo vidų. Taip. Kairės rankos delnas. Mes padedam į širdies centrą ir tikrai žinosi, kur tas taškas, kur norisi prisiglausti tą ranką ir laikyti. Dešinę ranką. Smilius ir vidurinis pirštas ištiesti ir nykštys prispaudžia bevardį ir mažylį. Ir ranka alkūnė prie kūno. Delnas žiūri į priekį. Mūsų mūdra maždaug pečių lygyje. Užmerkiam akis. Tik mūdra ir kvėpavimas. Lėtas, gilus. Smilius ir vidurinis pirštas. Saturno ir Jupiterio energijos. Du mokytojai. Saturnas karminis mokytojas. Moko mus kantrybės, disciplinos. Ir Jupiteris. Išminties, žinių, gausos mokytojas. Kai mes sujungiame du pirštus, mes prašome Jupiterio sušvelninti tas skaudžias Saturno pamokas. Kurios ateina į mūsų gyvenimą. Eiti per išmintį, per vidinį žinojimą. Stenkis atsiriboti nuo minčių. Ir jeigu mintis pradės atakuoti tave, neužsikabink, leisk joms ateiti ir išeiti. Jeigu užsikabinai, grąžink save.
Ir iškvepiam, nuleidžiam rankas į gen mudrą, nykštis ir smėlis sujungti, delnais į viršų ant kelių. Ir dar keletą akimirkų. Lyg užmerktom akim, giliai kvėpuok. Dar vienas įkvėpimas ir iškvėpimas. Mes uždarysim mūsų praktiką, sujungiame rankas į maldos mudrą ir įkvėpiam mantrai. Dėkoju Jums už šį rytą kartu ir iki sekančio susitikimo. Viso.